Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlyjeji Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis po trumpos pertraukos 5-osios Žiburio žinios. Šią savaitę mano kolega Marius, kaip matot, mane apleido, aš dėl to labai liūdžiu. Jį pasiglemžė virusas, kuris dar pasiglemžė daug mūsų gimnazijos mokinių. Tikriausiai Marius prastai miegojo. Žinot, kas dar turėjo įdomų miego režimą? Žymus Italijos inžinierius ir dailininkas Leonardas da Vincis. Šią savaitę apie jį ir jo žymų kūrinį Mona Lisa paklausinės Simona. Be antakių? Tai yra paveikslas Da Vinčio 1500-aisiais nutapytas. moteris pavaizduota, šypsosi Ir neturi antakių. Mona Lisa yra moteris, paveikslė pavaizduota. jinai neturi antakių. Tai jis buvo tapytas Da Vinčio Renesanso laikotarpį. Jis dabar yra Louvre, Paryžiui. Jis labai garsus. Jis yra didis meno kūrinys, nežinau, daugiau nieko nepasakysiu tikriausiai. Yra teorijos kelios, kaip pavyzdžiui, kad ten iš tikrųjų yra pats Leonardas da Vincis tam paveiksle. O gal žinai, kodėl buvo nutapytas paveikslas? Ten jau močiutė? Ne? Ten jo dukra buvo. Dukra? Irgi ne? Jūs pasakykite teisingus atsakymus. Vakar to klausimą. Kodėl buvo nutapytas Mona Lisos paveikslas? Nu... Nes ten buvo graži moteris. Išlaikyt atminimui? Atminimui, kad būtų liktų atminimas? Jis neturėjo ką tapyti ir jis tapė tą moterį. Plius minus 12. Kuriam amžiai gyvena Da Vincis? Mano Renesanso epochai. Tai kuris čia amžius, nežinau. Mane istorijos mokytoja už mus, kaip pamatys. 15 amžiui. Ačiū, Simona. Šią savaitę mūsų ekspertas Domantas paklaus 2 mūsų gimnazijos mokinių, kurios užsiima įdomia veikla. Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis ir vėl sveikinasi rubrika Ekspertas. Šią savaitę mes kalbiname jaunąją politikę, Lietuvos mokinių parlamento narę Ugnę. Taigi, žiūrėkime. Ugne, kaip manai, kuo Lietuvos mokinių parlamentas svarbus yra moksleiviams? Manau, svarbus tuo, kad atstovauja moksleivių interesams. Tai čia pirmas dalykas. Jo, pagrindinis dalykas. Kuo svarbus. O ką manai apie 10-oką, kuris parašė labai kritišką straipsnį apie Lietuvos švietimo sistemą? Beje, mačiau, kad ministrė jį pakvietė tapti Lietuvos mokinių parlamento nariu. Gal galėtum pakomentuoti šitą situaciją? Galiu pakomentuoti. Šiaip, kaip mes sesijos metu aiškinom, tai buvo šiokia tokia provokacija. Ir ten labai taip protingai sužaidė. Mes asmeniškai tą straipsnį vertinam neigiamai. Matosi mokinio neišprusimas ir tiesiog vaikiškumas, dar toks vaikiškas požiūris į viską. Aišku, labai gerai, kad jis reiškia savo nuomonę, mes jį palaikom šiuo atžvilgiu, bet šiaip nieko jis gero ten nepasakė ir mokinių parlamentą taip lengvai nepateksi, ministrai neturi jokių įgaliojimų jį pakviesti į parlamentą. Todėl ne, jo nepriėmėm į parlamentą ir jo ten yra. Papasakau, koks smagiausias nutikęs įvykis tavo su Lietuvos mokinių parlamentu? Visos sesijos labai smagios, labai smagios. Tai pati šviežiausia, neseniai vyko visai savaitgalį praėjusį, buvo labai smagu. Iš esmės susitikti su tai žmonėmis, su kuriais dirbi virtualiai, susirinkė savaitę kelis kartus į Skype konferencijas ir svarstai, dirbi, tai visada smagu su jais susitikti realybėj per sesijų metu ir ne tik padirbėti, bet ir pasilinksminti kartu visiems. Taigi, kaip supratau, susiradai daug naujų draugų, taip? Nemažai, nemažai. O ką pačiai tau reiškia šios pareigos? Man reiškia, sunku pasakyti, ką reiškia, toks labai banalus klausimas. Realiai tai, žinoma, Lietuvos mokinių parlamentas suteikia labai daug naujų galimybių tobulėti, susipažinti su tokiais pat suinteresuotais žmonėmis kaip ir tu pats, susirasti bendraminčių ir tuo pačiu suteikia galimybę pakeisti dalykus, kurių tu nemėgsti, arba bent jau inicijuoti kažkokį tai pokytį. Tai man tai yra proga, tiesiog proga tobulėti savo pačiai
ir tuo pačiu tobulinti mūsų švietimo sistemą ir atstovauti moksleiviams. Taigi dėkoju tau už pokalbį ir palinkėsiu visko, ko geriausio ir sėkmingai užbaigti kadenciją. Ačiū. Iki kitų kartų. Šią savaitę mūsų mados kritikė Evelina iš tiesų pakritikuos mūsų gimnazijos mokinių stilių. Sveiki, čia Mados reidas. Aptarsime mūsų mokyklos mokinių stilių. Pavyzdžiui, Liudvikai. Kas čia per ragas? Galit man paaiškinti, kas čia per ragas? Ar tau neskauda? Skaudė, tai neskauda, bet čia yra stilius. Ta prasme stilius. Kaip sakėt? Ta prasme stilius, įsiveri kažkokį dratą. Čia yra armatūros atlapas. Plačiau? Pjaustant armatūrą lieka tokį grėžinėlį, tai aš jo susilydžiu ir pasidariau savo ragą. Tai man primena mano darbą. O tai kodėl 2 ragų, tik 1? Aš nepilnas velnias. Pusė velnių, nu ir atrodai pusė velnių. Pavyzdžiui, labai populiaru mūsų mokykloje Nike ir Adido kuprinės. Pavyzdžiui, mato tenais, Adido kuprinė nuėjo. Toliau, apžiūrėkim kuprinės. Žiūrėkit, Nike'as. Visai be kuprinių vaikšto, net nežino, kad petys nutys į kitą šoną, paskui iš vis nepavaikščios. Va, aš propaguoju Adidą, tai ne Nike'as. O kodėl, tarkim, žiūrėk, sportinė maikė, sportinė Adidas, sportinis vis tiek toks stilius ir va, kažkokie elegantiški bateliai. Tu biški stiliaus skonio, žinai, kas yra iš vis stilius? Aš kai mėgstu, ta prasme, žinai, kai būna padažas, kaip perki koldūnus, tai pamėgstas, tai aš irgi mėgstu pamiksuoti. Pažiūrėkit, kaip mokiniai sėdė, mokosi ir su kažkokiu paltu. Kodėl tu su paltu? Nes šiandien labai šalta. Šalta. Kaip ilgai tu ruošiesi mokyklą iš vis? Nes atrodai tai tragiškai. Ką sakai? Kiek laiko į mokyklą ruošiesi? 13 minučių. Lygiai. 13, tai velnio skaičius. Kodėl 13? Nes aš velniškai gerai atrodo. Mato tokios geros nuomonės apie save. Su striuke mokykloje. Lukai, atsakykit, kodėl tu su striuke? Žieminė, dar tik ruduo. Ir čia yra mokykla. Nešalta. Neįjungia radiatorių. Šalti radiatorių. Šalta labai. Dar norėčiau paklausti, gali parodyti savo koją? Tokios trumpos kelnės. Kodėl tokios trumpos kelnės? O tai kodėl negali va taip panešioti kaip žmogus? Ir tu gali atsiraitot. Va, pažiūrėk. Va, žmogus normaliai užsidėjęs, susiraitojęs, o jums šalta, tu atsiraitojęs šalia, o striukę užsidėjęs. Tu apsispręs kada nors? Atsiprašau. Smarkiai kritikuoja Evelina mūsų gimnazijos mokinius. Tikėkimės neatsieis tau teismais tai. O dabar reklama. Domantai, kaip norėčiau užsitraukti dūmelį. Kamilė, aš žinau puikią vietą, kur galiu užsitraukti dūmelį. Eime, aš tau parodysiu. Eime. Kamilė, bet mes dar juk tokie jauni. Ar mums vertėtų rūkyti? Tavo tiesa, Domantai. O ir kapinėse pamokų metu. Ai. Kaip negražu. Eikime geriau pasimokyti. Eime. Yra 2 rūšys mūsų gimnazijos mokinių. Tie, kurie rūko ir maladėts. Dabar mūsų sportsmeno Lauryno reportažas apie judriąją pertrauką. Sveiki, su jumis Laurynas, mes esame sporto pertraukoje, visi sportuoja, merginos tamposi, viskas labai smagu ir labai gražu. Mokytoja, papasakokit, kas yra šita judrioji savaitė, kas čia vyksta ir kas čia bus. Čia yra ne judrioji savaitė, bet judrioji pertrauka. Respublikoje yra pasiūlyta kiekvieną dieną vesti judriasis pertraukas, mes po truputėlį bandysim jas įvesti į mūsų mokyklos gyvenimą. Taip, praktiškai kas antrą trečiadienį bandysim įvesti po 3 pamokų šią judriąją pertrauką.
O dar kokios nors mokyklos kitos irgi daro tą patį, ar čia tik tai mes taip susigalvojom? Lietuvoje tai aš manau, kad daro ir daugiau, rajone tai, ką žin, gal tik tai pradinių klasių mokiniai, man atrodo, aš negaliu pasakyti tikrai. Ačiū labai, mokytoja. Ačiū, Laurynai. Taigi šiandien žiniuose tie, o dabar komercinis pasiūlymas. Būkit maladėts. Su jumis buvo Žiburio žinios.